Žinai, kai pajunti tą jausmą, va, viskas aišku. Nu, va taip, tiesiog persmelkia per visą kūną, kad, va, aš žinau, kad, va, šitaip aš noriu. 5 dienom, šakės kaip šiurpas eina, 5 dienoms moterų grupė prie ežero. Turbūt tada pirmą kartą tą labai labai aišku, sąmoningą ryšį tą vat, pagavau, kad vat, yra antena ir visas tas nusileido ir vat, aš taip noriu daryti. Bet aš tik tai laisvą minutę, aš augalus renku, fermentuoju, ten distiliavimas dar buvo labai toli, bet vat, viskas ir tu supranti, kaip tau tiesiog paduodama energija tam. Tu ėjai, ar tu ne muzika, ne baletas, daiktų dizainas? Nu, tikrai, balerina iš manęs tokia. Į tą pramoninį dizainą eidavo tie, kurie niekam kitam netinka. Nu gerai, eik į dizainą maždaug. Taip, nes nu, iš tarybinių laikų lietuvių dizaino tų jau daiktų didžiausių, tai kas buvo? Tarkavimo mašina bulvių, ne? Tai dabar aš vėl atgal atsuku. Tai buvo ačiū joms už tai, kad jos man parodė dar vieną kelią. Nes aš pradėjau ieškoti variantų, kaip be tų visų antibiotikų, hormonų ir tos tradicinės medicinos, kaip jas ištraukti. Bet kaip tu gerai sakai dabar? Tu sakai, mano vaikai turi bronchų astmą, bet aš pradėjau daryti dalykus ir per save supratau, kaip padėti vaikam. Aš jau taip lengvai nebegaliu pasakyti, kaip anksčiau sakydavau. Nu, aš čia labai grubų pavyzdį, kad, pavyzdžiui, sako, man skauda pilvą. Nu, išgerk ramunėlio arbatos. Nu, nebėra šito varianto. Aš nesu ta bobutė, bet aš manau, kad vis tiek augalai yra protingesni už mus. Patarti žmogui apie jo dekoratyvinius gazonus, kai tu sakai, ai, tai geriausiai, kai numeti sėklą ir jinai ten pati išauga ir jeigu jinai ir prigys, tai bus gerai, jeigu ne, tai dėl to, kad tas robotukas apeitų vis tik negali ten bet koks dobilas išaugti, nes tas robotukas jo nepaims. Ir kad ir kaip labai paprastai tai atrodytų, bet tas va suvokimas, kad kas yra pastoviausia, tai yra kismas, kaita, tai gamtoj tai yra, nu, tiesiog toj pačioj pievoj tu puikiausiai matai. Ir aš nežinau, vargšai tie augalai, kurie vadinami invaziniais. Pas mus jau stovi eglutė, o tu sakai, o mes tik tai puošim ją kūčių dieną. Mes tiek jau turim nuo Halloweeno, jau turim kalėdas, kad nors truputėlį to būtų nu, kažkokio ramybės tokio momento. Išgerti jonažolio arbatos. Jonažolės galima. Jonažolės, taip. Nes kai saulėgi negalima. Kai saulė negalima ir ta jonažolės tas geltonumas labai graži, ta sąsaja tokia yra. Negali būti 2 saulių. Ugnis yra labai svarbus elementas, kuris tą šviesą neša. Bet tas gaminimo kvapas yra toks magiškas momentas. Vertina tą vieną patiekalą ir visiškai nereikia tų 12.